Sveiki, jūsų televizorių ekranuose informacinė laida Vandentvarkos naujienos. Šiandien laidoje žiūrovams bus išsamei paaiškinta, pagal ką nustatytos naujos kainos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Dar vasarą pasikeitus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms, uždarai akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys užplūdo gyventojai su klausimais, pagal ką nustatomi tarifai nuosavų namų ir daugiabučių namų gyventojams. Natūralu, kad vartotojams kyla šis klausimas, nes iki šiol tokio kainų skirtumų nebuvo. Tiesiog visi gyventojai, ar tai gyvena daugiabučiame name, ar individualiame name, mokėdavo vieningą kainą. Ir tai, sakykime, šis diferencijavimas, taip galima sakyti, atsirado būtent nuo 11 metų pabaigos, būtent patvirtinus vasarą naują metodiką, kurie įtvirtinti ir tie diferencijavimo principai. Iki šiol kainų tarifuose už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas tokio ženklaus skirtumo nebuvo. Esminis yra dalykas tai, kad daugiabučių namų gyventojams įvertinama į kainą vandens netektys daugiabučiuose namuose. Tai yra, kaip daugiabučiuose namuose susidaro tiesiog skirtumai tarp įvadinio skaitiklio parodymų, užfiksuotų kiekio ir kiek užfiksuoja pratekėjus vandens kiekį būtų skaitiklių parodymai. Tos netektys yra leidžiamas iki 10% ir taip, jeigu vertinant bendram išgauno vandens kiekyje, tai sudaro truputėlį daugiau negu 3%. Kainų komisija tokiu būdu įvertina, kad tuos 3% visų sąnaudų, tai yra visų išlaidų, kurios patirimos tiekiančios paslaugos, turėtų padengti daugiabučių namų gyventojų. Tokiu būdu susidaro tas skirtumas, kad daugiabučių namų gyventojams šiuo metu patvirtintos kainos yra 66 centais brangesnės negu individualiems namams. Į daugiabučių namų gyventojų pastabas, jog jie paliekami likimo valiai, pašnekovas atkirto, kad tai ne vienintelis mokėjimo būdas, tam yra alternatyvos. Norėtųsi akcentuoti, būtent tai nėra kaip ir palikti tie gyventojai likimo valiai, bet iš tikrųjų yra alternatyva ir daugiabučių namų gyventojai gali rinktis. Būtent rinktis, kur patogiau jiems atsiskaityti. Tai yra arba, kaip dabar dauguma atsiskaito pagal butuose įrengtus skaitiklius ir mokėti didesnę kainą, arba pagal įvadinį skaitiklį ir mokėti mažesnę kainą. Ir ta kaina yra tikrai žymiai mažesnė, tai yra net mažesnė 88 centais už 1 kubinį metrą ir netgi mažesnė negu individualiams namams 22 centais. Bet, aišku, tai yra reikalingas jau namo sprendimas. Tai jeigu tai yra name veikianti bendrija, tai yra, nesudėtinga, bendrija gali tiesiog sušaukti susirinkimą bendrijos narių ir priimti sprendimą skaityti pagal įvadą. Aišku, reikia bendrijai gal šiek tiek pasiskaičiuoti ir įvertinti, ar tai apsimoka. Įvertinti, ar negyvena name nemokus asmenys, panašiai, nes tokia atveju, visą atsakomybę už visą vandens kiekį, kuris bus sunaudotas pagal įvadinį skaitiklį, tiek paskirsimą, tiek atsiskaitimas mumis jau tenka bendrijai atsakomybė. Tai reikia šitus niuansus įvertinti, bet jeigu tai viskas kažkokių kliūčių nėra, tai tikrai apsimoka, finansiškai apsimoka rinktis variantą pagal įvadinį skaitiklį. Pasak uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir finansams Tomo Valatkos, tokių bendrijų, kurios pasirinkę atsiskaitimo būdą pagal įvadinį vandens skaitiklį, jau yra nemažai, o pagrindinė kainų didėjimo priežastimi įvardijo veiklos ir plėtros planų pasikeitimus bei investicinių projektų įgyvendinimą. Mūsų tos anksčiau kainos buvo tik nustatytos jau netitinkančios realių sąnaudų. Tai buvo daug kas neįvertinta ir ypač neįvertinti ilgalaikio turto nusidėjimo lėšos. Ir kita galbūt dalis, tai nauji investiciniai projektai. Tie plėtros projektai, kur buvo klojami tinklai į naujus rajonus, jie neturėjo didelės įtakos, ten buvo maždaug 5-6 centų lygyje, o kur dabar yra, kai tik šiuo metu jau link pabaigos Dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektas, jo įtaka buvo jau žymiai didesnė. Šiuo metu daugiabučių namų gyventojams, kurie atsiskaito pagal butuose įrengtus skaitiklius, jie moka už 1 kubinį metrą vanduo kartu su nuotekomis 7,34 centai ir pardavimo kaina kiekvienas butas moka 3,92 centus kiekvienas butas. Tai yra individualūs namai moka mažesnę tą kainą 66 centais, tai būtų 6,68 centai už kubinį metrą ir jie moka kitokią pardavimo kainą
3 litus 10 centų, bet už vieną apskaitos prietaisą. Tarkim, jeigu individualus namas įsirengęs turi 2 skaitiklius, jis moka tinkamai jau dvigubai didesnę kainą. Tai irgi viena naujovė atsiradus irgi tik tai pagal naują kainų metodiką. Anksčiau ir namai būdavo irgi vieninga kaina, tiesiog individualus namas mokėdavo vieningą pardavimo kainą. Šiuo metu jinai yra priklausomai nuo skaitiklių kiekio. Visi gyventojai, kurie dar turi klausimų dėl įsigaliojusių kainų, gali jas rasti internetinėje svetainėje adresu vandenys.lt, o taip pat kreiptis į uždarosios akcinės bendrovės Dzūkijos vandenys specialistus. Šį kartą laidoje tiek. Likite sveiki.